Pasirinkus vartotoją patenkama į jo dokumentų sąrašus. Tik įdiegus programą bus tik darbinis sąrašas bei šiukšliadėžė, tačiau vartotojas gali susikurti neribotą kiekį papildomų sąrašų. Visuose sąrašuose dirbama vienodai, todėl vartotojas gali patogiai susiorganizuoti dokumentaciją pagal regioną, darbų pobūdį, užbaigtumą ir taip toliau. Sąmatinės dokumentacijos struktūra, kompleksai, objektai, sąmatos, pateikiami sąraše medžio pavidalu. Šakas galima išskleisti, suskleisti, galima matyti kelių kompleksų ar objektų turinį. Visi veiksmai atliekami per kontekstinį meniu pasiekiamu, spaudžiant dešinį pelės mygtuką ties pasirinktu elementu – kompleksu, objektu, sąmata. Sukursime naują kompleksą. Jame objektą bei sąmatą. Pažymėjus, kad norime iškart jį atidaryti, jį bus nedelsiant atidaryta. Galimybė matyti kelių kompleksų ar objektų turinį ženkliai supaprastina kopijavimą. Tai reikia įprastu būdu įsiminti norimą elementą ir pažymėtoje vietoje įterpti. Kopijuoti galima ir čia pat, ir visai kitame sąraše.